Su jumis Top Hype ir šiame epizode pamatysite momentinės karmos atvejus užfiksuotus su kamera. Tie, kurie į prekybos centrus važiuoja automobiliais, žino, kaip erzina, kai vežimėliai paliekami automobilio stovėjimo aikštelėje. Ką daryti, jei staiga pakyla vėjas ir jie atsitrenkia į automobilį. Matyt, kaip tik šiame vaizdo įraše užfiksuotai merginai nepasisekė, bet dėl kažkokių priežasčių nusprendė atsilyginti kaimyniniam automobiliui. Deja, mergina net pagalvoti negalėjo, kad iš tikrųjų ten buvo policijos pareigūnai. Jie neišrašė didžiulės baudos, bet jie buvo gudresni. Vyras su antrankiais sukabino vežimėlį tiesiai prie jos automobilio durų. Kaip manote, ar tai pelnyta bausmė? Nors ne tik automobilių vairuotojai kartais elgiasi agresyviai, keleiviai taip pat jaučia vidinį pyktį. Tik pažiūrėkite į šį vyrą, priekaištaujantį vairuotojui ir besimėgaujantį tuo, kad jis stovi prie perėjos ir laukia didenybės pereiti važiuojamąją dalį. Svarbiausia šiuo atveju neužsižaisti, nes kitaip gali pasidaryti nejauku. Kartais internete pažiūriu kokį nors juokingą vaizdo įrašą ir pagalvoju, kodėl šie žmonės yra tokie įdomus, kaip jie sugalvojo tokias nesąmones. Šiame vaizdo įraše vyras nusprendė pažaisti su katinu ir išgąsdinti į savo stiprią koją. Ir labai gaila, kad jis net nepagalvojo, kad gali sudaužyti savo paties priekinį stiklą. Tačiau nesijaudinkite, karma veikia ne tik žmonės, jos gali apima ir pačius gyvūnus. Šie du tiesiog žaidė, bet tuo tarpu vienas iš jų staiga nusprendė tapti agresyvus, už ką akimirksniu ir susimokėjo. Halloweenas yra nuostabi šventė, kurioje žmonės demonstruoja ne tik savo gebėjimą apsirengti ir pasidaryti cosplay, bet ir savo godumą ir nenorą dalinti saldainiais. Šis jaunuolis tikėjosi pavogti abu dubenėlius pilnų saldainių, tačiau karma neleido jam išsisukti. Vienas neatsargus judesys ir saldainiai atsidūrė ant grindų. Tačiau visa tai tik smulkmenos. Kyla daug didesnės problemos, jei blogai elgiatės kelyje. Šis vyras automobilyje taip ryžtingai stengiasi neduoti kelio autoriui ir taip norėjo save išaukštinti, kad net parodė jam vidurinį pirštą. Gaila, kad tai atitraukė vairuotojo dėmesį ir jis rėžėsi tiesiai į priešais įvažiuojančio automobilio galą. Štai kas yra nusipelnyta momentinė karma. Manau, kad visi šie vaizdo įrašai turi priversti žmonės susimastyti apie savo elgesį, apie tai, ką jie daro ne taip. Turiu omeny, kad net vabzdys, kuris kabo virš įėjimo į tavo namus. Švelniai nustumkite jį į šalį, o neelkitės, kaip pasielgė vaikinas šiame vaizdo įraše. Jis nusprendė nusviesti žiogą, bet nemanė, kad tas bus prieš. Vyras planavo sukti butelį ir stebėti, kaip jo draugai daužytų jį galvas. Tai nekenksminga, lengva ir smagu. Bet tam, kad jis per daug neatsipalaiduotų, motina karma jam sudavė vieną smūgį. Aš jau pradedu tikėti kažkokia aukštesnė jėga, nes tiek daug sutapimų jau yra nerealu. 3 draugai šiame vaizdo įraše keliavo ten, kur yra daug sniego ir daug ledo. Jie stovi ir kalbasi, kai staiga vienas iš jų paslysta ir nučiuožia žemyn. Pasakyti, kad jo draugai juokėsi, būtų per maža. Vaizdo įrašo autoriui nuo tokio juoko beveik pasidarė bloga, o dėl to, kad prarado koncentraciją, jis taip pat nukrito paskui savo draugą, o juk nebuvo ko linksmintis. Šiame vaizdo įraše parodyta, kaip karma gali pasitikti ir šunį. Žmogaus keturkojus draugas tiesiog norėjo gaudyti žąsis, tačiau jis buvo taip įsitraukęs į šį procesą, kad net nepastebėjo, kad prarado pusiausvyrą. Juokingiausias video. Kartais, kai norite pasijuokti iš draugo, 2 kart pagalvokite, ar verta tai daryti, kad nenukentėtumėte jūs arba jūsų automobilis. Už vairo sėdėjęs vyras pagalvoja, kad išgąsdins savo merginą garsiniu signalu, tačiau išėjo viskas kur kas įdomiau. Jam pavyko ją išgąsdinti, bet ji taip išsigando, kad išpylė visą savo skystį tiesiai ant priekinio stiklo. Ką galiausiai pavyko išdurti, dar neaišku. Kelyje yra vairuotojų, kurie dėl tam tikrų priežasčių tyčia neleidžia dideliems automobiliams tinkamai važiuoti. Sunkvežimių vairuotojai dėl to nieko negali padaryti, tačiau kartais karma stoja jų pusę ir akimirksniu juos nubaudžia. Kaip šioje situacijoje, kai staiga iš už sunkvežimio išlindo 2 policininkai. Mergina iš šio vaizdo įrašo tiesiog norėjo pasijuokti iš savo draugų įstrigusio ant tilto. Viskas, ką jai reikėjo padaryti, tai tiesiog pašokinėti, bet ji turėjo tai padaryti labai atsargiai. Priešingų atveju jų gali iškristi telefonas. Vogimas svetimų stovėjimo vietų tikrai turėtų būti baudžiamas, nors ir neteisėtai, bet su karma
karma. Prisimenate seną anekdotą apie saldainių automatus. Reikia mesti monetą ir sukti daiktelį ne iki galo. Esą taip sutaupite pinigų ir tuo pačiu gausite vieną saldainį. Tai galite daryti neribotą laiką. Tačiau vaizdo įraše matomų vaikinų veiksmai baigėsi tikrai gan per anksti. Jiems dar nespėjus atgauti monetas, jie išskrido žemyn. Štai jums ir momentinė karma. Vaizdo stebėjimo kamera parodė, kad ne visi kurjeriai elgėsi saugiai ir atsargiai kitų žmonių siuntų atžvilgių. Džiugina tai, kad už šiuos veiksmus juos baudžia kažkas iš viršaus. Tai, ką mes vadiname karma. Katės yra plėšrūnai. Jie yra pasirengę padaryti bet ką, kad tik gautų skanios žuvies ar kitokio maisto. Jie net neatsisakys lipti į lesyklėlę. Matyt, tai ne pirmas kartas, kai tai pasitinka, nes žmogus gerai pasiruošęs tokia neįprastai vaikystei. Jei turite nuosavą valtį, tai nereiškia, kad galite ją palikti bet kur ir spjauti į bendrasis taisyklės. Žmonės nekartą įspėjo ir prašė valtį savininko perkelti ją, nes jį užstoja važiuojamąją kelio dalį ir blokuoja nuotėkį. Žmogui tai nerūpėjo. Na, teko panaudoti tokį įdomų kraną. Ar tai sąžininga, kaip manote? O tai, kas buvo šiame vaizdo įraše, vos nevirto į karmą. Taigi paaiškėjo, kad Mercedeso vairuotojas turi gerą regėjimą. Jis laiku suprato, kad kelyje verta gerbti praeivius. Na, o taip atrodo žmogus, kuris bando pavogti Romą, bet jau yra velniškai girtas. Vargšeliui teks ne tik susimokėti už sudaužytą buteliuką, bet ir atsigauti po šio ne itin malonaus kritimo. Daugelis žmonių išprotėja per atostogas, žinoma gerąja prasme. Jie turi neįtikėtiną jėgų antplūdį, todėl yra pasirengę net vyti šunis ir stebėti jų išsigandusią reakciją. Svarbiausia prieš tai darydami atidžiai patikrinti, ar šalia nėra kitų šunų, nes antraip turėsite eikvoti visas jėgas bandydami nuo jų pabėgti. Žaisti kėdę visada smagu, net jei ir kas panaudoja savo jėgas. Visa tai tikrai nepadės. Karma viską mato ir bėdoje nieko nepaliks. Galima sakyti, tai padės atkurti teisingumą, siekti pergalės tiems, kurie to tikrai nusipelnė. Visi stovi spūstyje. Kuom tu esi geresnis? Norėčiau paklausti šio automobilio vairuotojo, kuris kažkodėl nusprendė, kad stovėti ir laukti eilėje ne jo lygis. Įvažiuodamas į kelkraštį, užuot sėkmingai ir greitai pravažiavęs, tiesiog įklimpo. Jis tikrai ilgai išbuvo vienoje vietoje. Na bent jau kol atvyko tarnyba. Būdami smagioje kompanijoje galite padaryti bet ką. Reikia rasti priežastį, kad pradėt kovoti su mediena garaže. Tačiau čia svarbu nenuvertinti priešininko. Tik pažiūrėkite į jos pateiktą kontrataką. Manau, kad po tokių juokelių šį vakar kažkas miegos gatvėje. O jei rimtai, ar kada matėte tokį gudrumą? Įvertinkite jį komentaruose, parašykite, ar planuojate įgyvendinti kažką panašaus. Štai kas atsitinka, jei negerbi gamtos ir bandai pasipuikuoti juokdariams kur nors miške. Medis taiga gali pasirodyti neįtikėtinai minkštas. Dėl to žmogus kris veidu į purvą, tiesioginė ir perkeltinė prasme. Sekančią situaciją aš pavadinčiau akis už akį arba kolą už kolą. Žmonės akivaizdžiai kažko nepasidalino kelyje. Vienas iš jų nusprendė mesti į kaimyną stiklinę kolos. Jis nepataikė, o antrasis žmogus buvo kur kas taiklesnis. Nebuvo ko pradėti mėtyti gėrimus. Šiame vaizdo įraše jaunuoliai nusprendė pasijuokti ir susprogdinti kibirą. Tik jis atlaikė smūgį, pakilo į viršų ir nukrito tiesiai ant vieno iš vaikinų. Atrodo, čia radau dar vieną mėgėją aplenkti visus kitus. Tik šį kartą niekas neįkliuvo, nors net nežinau, kas būtų buvę geriau. Šiame vaizdo įraše vyras nusprendė nepraeiti pro šalį ir pasinaudoti savo laimę. Kažkieno dviratis stovėjo tiesiai priešais jį. Jis nebuvo prisegtas diržu, o tai reiškia, kad jį lengva paimti ir su juo nuvažiuoti. Tačiau jis nežinojo, kad visa tai tik pokšto dalis. Ir nors dviratis neprisegtas, jis jau senai buvo sugedęs. O šis vaizdo įrašas labiau panašus į kokį nors pokštą. Tačiau kita vertus, vyro veidas yra užblūrintas ir galbūt visa tai yra tiesa. Kažkas paliko ant žemės įdomią ir paslaptingą dėžę, o šis jaunuolis nusprendė ją pavogti. Tik jis nežinojo, kad dėžutė buvo savininko plano dalis. Ji buvo tuščia ir neįdomi. Tai dar jį ir sugedusių pienų pipylę. Jei smogsite į alų iš viršaus, kai bando padaryti šie vaikinai, gėrimas pakils tiesiai į viršų ir išsilies ant žmogaus, kuris jį laiko. Vidurė esantis vaikinas bandė iškrėsti pokštą savo draugui, tačiau prarado budrumą ir pats tapo pokšto auka. Mano nuomonė gana sąžininga.
Jei staiga kai kurie iš jūsų vis dar netiki, kad karma yra kaip bumerangas, tiesiog pažiūrėkite šį klipą. Vyras taip stipriai norėjo pataikyti plytą į automobilį, kad šis stebuklingai atšoko nuo jo, net nepadariusi žalos ir pataikė jam tiesiai į veidą. Kaip tai apskritai įmanoma? Prieš įsiveldami į ginčą su autobuso vairuotoju įsitikinkite, kad jums nereikės sėsti į tą patį autobusą, kad grįžtumėte namo. Pavyzdžiui, dviratininkas negali ten nuvažiuoti kitu būdu, nes jis nebeturi galinio rato. Nesvarbu, kokį automobilį vairuojate, mažą arba didelį. Nesvarbu, koks jis bebūtų. Negalima elgtis nemandagiai su kitais vairuotojais. Antraip vieną dieną iš mažo automobilio išlips tikras dičkis ir įkiš jus į jūsų bagažinę, priversdamas susimastyti apie savo elgesį. Ir štai dar viena gyvenimo pamoka. Išėjus į futbolo aikštę nereikia tyčiotis ir mėtyti negražių frazių į kitos komandos ir galios. Žodžiai bus pamiršti, bet jūsų kepurė jums nesugrįš. Prieš išdykaudami su draugais nepamirškite tokio dalyko kaip karma. Taip pat ir apie slidžias grindis. Jei ką, vyras nenukentėjo, bet atrodė tai išties juokingai. Na ir be to, vairuojant automobilį nereikėtų atverti burnos. Nekalbėsiu apie tai, kas ten gali atsitiktinai patekti. Manau, jūs supratote. Laimė, kad šis vaikinas norėjo paprasto vandens, o ne kažko įdomesnio. Karma yra toks dalykas, kuris veikia ne tik žmonės, bet ir kates. Jos taip pat turi norą iškrėsti žmonėms pokštą. Šiuo atveju atsitinka taip. Bet visgi dar dažniau į nerealias situacijas patenka žmonės ir tai yra faktas. Žmogus norėjo įmesti draugą į vandenį, bet suklydo su įsibėgėjimo trajektorija. Ir štai kas iš to išėjo. Šiem dviem vaikinam prireikė kelių valandų, kad ištrauktų telefoną iš kanalizacijos ir išvalytų visas šiukšles. Kai tai buvo padaryta, jie taip apsidžiaugė, kad net mestelė telefoną, bet nespėjo sugauti ir nuėjo pakartoti procesą. Tikiuosi, kad gyvenimas juos ko nors išmokė. Na, o komentaruose papasakokite apie savo momentinės karmos atvejus. Taip pat uždėkite like ir prenumeruokite kanalą.